Taigi, sveiki, šiandien atliksime Volkswagen Golf tobulinimo darbus, o apie juos plačiau gali pakalbėti Garažiukas.com darbuotojas Einimas, kuris žino daug teorijos tikrai apie variklius, interkulerius, turbas, kiek žinau. Ir šiandien jisai mums papasakos būtent apie eBay kitą ir apie jo pliusus, minusus ir ar apsimoka iš vis tai statyti mašiną, ar tiesiog tai galima pasirinkti kaip biudžetinį variantą. Aš kadangi apie turbo nieko nežinau, tai Einimai mus apšvies. Žmonės dažniausiai vilioja gal labiau tas blink faktorius, kad susidėjau čia visą interkulerį, viskas blizga po kapotu, matosi per priekį, čia iš karto mašina galingai atrodo. Ar yra toks jaučiamas efektas? Iš tikrųjų, atlikus visus šitos modus, sučipavus turėtų tikrai pasijausti. O be čipo? O be čipo, su standartiniu slėgiu, manau... Tipo, you get all the bitches. Jo, labiau tas pimp faktorius yra. Jo. Jeigu tu eisi toliau, sučipuosi, turėsi didesnį slėgį, gausi šaltesnį orą, daugiau kuro, daugiau galios. Tai tikrai pajausi visą šitą efektą. Su standartiniu slėgiu, manau, tiesiog važiuos kaip standartinis. Kaip su pačiu kitu, kaip jo kokybė, kaip patikimumas? Daug skirtingų kitų yra China, yra brandiniai visokie. Daug kas skundžiasi China šitų, kad fitmentas labai prastas, kad reikia daug perpirkti. Dabar turim kažkokį Toyo sportą, nežinau, čia primena brandą vieną. Toyo, jis pagal dėją turėtų būti beveik pilnai sukomplektuotas ir neturėtų daug sunkumų kilti jį montuojant. Originalas, kaip aš supratau, iš Volkswageno. Vos net dvigubai vien pats interkuleris, o čia jau kitas visas eina ir jisai pigesnis. Kai girdėjau, kaina 4 kartus skiriasi. Manau, efektas jausis šioks toks, bent jau. Bent jau placebo. Pats dėtumės tokį savo? Ir jeigu dėtumės, tai dėl ko? Iš tikrųjų planuoju dėtis, būti savo variklį, bet dabar kol kas yra atmosferikas, tai plačiau nelabai galiu pakomentuoti. Gerai, tai reiškia, ten bus bomba, apie tą dar bus tikriausiai laida, aš taip įsivaizduoju, nes manau bus. Jo, vis tiek čia yra jau mūsų draugai, partneriai. Garažiukas.com. Taip, kol Rokas išlieka gamyklinio išmontavimo darbus, mes pažiūrėsim, ką čia turim. Prikištą susikau krūnį silikonų, T-bolt klemsai. Čia turėtų viskas būti kaip ir bolton, bet jokios instrukcijos nematau ir teks patiem išsiaiškinti bandyti, kas eina. China, man. China. Prisimatuosim interkulerį ir žiūrėsim, kurį prisukti. Sunkus turėtų būti. Didelis aliuminis gabalas. Tipo, the bigger the better. Here we go.
persona. Ain't nothing like a man that can do what he wanna. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seen come up and fuck up the owner. What? I got multiple bitches, it's a new law. Taip, pjausim dabar plasmasės kampus, kad jis kuo arčiau prigrūstų prie kėbulo ir tilptų vamzdžiai. Turim daug dalių, bet neaišku, kur jas eina. Reikia patiem būti tvirtinimus, ieškot, galvot. Jokių instrukcijų internete taip pat nėra. Modinam. Lenkim šitos ir viską. Biški galėtų įdėti kažkokių protingesnių detalių. Arba bent jau instrukciją, jeigu čia jas tinka. Bet nieko tokio galima, viską sugalvot savaip. Sergi įrangą. Nu, bandom. Tai va, gaminam naujus kronšteinus. Vieną uždėjom, tinka. Prisisuks, bus va tai va. Maždaug buvo tokias plokštelės, aišku, trumpesnės. O padarėm va tokį va S kažkas, jas raidę panašu. Apačioje laikys kulerį, o viršų laikys prie bamperio. Super, tikiuosi tiks. Sekanti bėda, kur susidūrėm su fitmentu, tai gamyklinis temperatūros daviklis, kuris buvo prieš tai interkuleryje. Ir naujo vamzdyno skylė, kaip vadinti, nelabai sutampa. Nežinau, reiks kažką galvoti. Arba pastekintojus, arba hermetikas. Taip, dabar nuiminėjom kulerį. Reikėjom padaryti vietos vidinės plasmasės, kad oras geriau vaikysi. Po to dar pamodinsim biškį va šitos kronšteinus, kad nelaužtų jie. Kai jis prisisuks, jis bus į viršų ir gali laužti. Ir va šitą vietą plastiką gali nulaužti. Vibracijų ir taip toliau. Ir bus labai gerai pritvirtintas. Jo. Žiūrėsim toliau vamzdynas, kaip eina slėginė dalis iki siurbimo kolektoriaus. Sužymėjom pjovimo vietas. Tuoj nusims kuleris. Pažiūrėsim, kas ten darosi viduj. Štai padavinom tokius kronšteinus, kurie suksis prie balkio viršaus. Tada pjaunam čia, ties pažymėtom vietom, kad tiktų kuleris, kad jis trintų čionais. Nes jeigu jisai čionais trinsis, mažiau oro pateks, mažiau aušinsis ir gali pratrinti vieną iš aušinimo kanalų. Patekęs smėlis jį tiesiog nušveis. Taip, interkuleris jau vietoj. Tvirtinimai labai gerai pavyko, laivas labai standžiai. Slėginė dalis nuo turbinos pajungta. Vamzdžius suradom, kur eina. Žiūrėsim, kaip pajungti prie įsimimo kolektoriaus dabar. Nu, pažiūrėk, tu niekaip iš 3 alkūnių nepadarysi kasaus kažkokio. Su šita vieta. Jis visas beveik panašias, tik aukščiau žemiau gaunasi, bet tai... Nu, bet... Vis tiek trūksta gabalo. Jo, bandėm pritaikyti šitą sistemą visą, kuri iš j***ėjaus pasisiųsta, bet vis tiek trūksta vienos tiesios dalies. Nusprendėm nueiti į gamintojo internetinį puslapį, pažiūrėti viso rinkinio komplektaciją, ar jisai tinkamai sukomplektavo ir ar visas alkūnės įdėjo tokias, kokias reikia. 6. Viską turi. Taip. Tada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kitas pilnas. Kitas pilnas. Ir krūva filmukų.
Taigi neapgavo, atsiuntė viską. Nu dar idėjų. Va šitam tarpe lieka viena lyšna alkūnė. Tai manau mes ją tiesiog pjausim ir dėsim šiandien. Nes jau kokias 3 valandas bandom čia 16 žmonių pritaikyti šitą vamzdyną, bet santechnikai mūsų nekokie. Arba sumaišė alkūnės, arba kitas ne šitai mašinai. Bet pažiūrėjus, daug kas atitinka, daug kas neatitinka. Iškai nesąmonė iš tikrųjų. Kitas nepilnas. Taip. Kadangi buvo gaila pjausit gerą aliumininę alkūnę, pagaminam patys iš išmetiminio vamzdžio, tokio pačio diametro, trūkstamą dalį ir įdėjus kitas bus pilnas. Taip. Interkuleris montavom, bandomasis vedimas. It's about my persona. Ain't nothing like a man that can do what he wanna. Ain't nothing like a man that you knew on the corner. Seen come up and fuck up the owner. Seen throw up Westside, California. Tai apturėjom šiandien golfą 4. Labai smagiai mes apturėjom. Labai ilgai. Jo, jaučiamės kaip po gerų žiūrtų ir po gero sekso, nežinau, kaip čia pasakyti. Čia paimų du blogiausius dalykus ir iš sekso, ir iš kartų, ir kažkas tokio gausis tokio. Nu, žodžiu, gražiai viskas atrodė dėžutėse, iš 100 gal iš dėžučių viskas gražiai atrodė. Gamintojo puslapyje. Jo, gamintojo puslapyje viskas gražiai atrodė YouTube'am. Žiūrėjom, kaip Kebra ant panašių variklių, aišku, koncertų daro, bet lygtais viskas tiko, visi labai laimingi. Bet kai pradėjom viską dėti, prasidėjo viskas nuo kulerio montavimo, laikiklius reikėjo visiškai perdaryti. Gal nebent apatinius, tik tai palikti tos pačius. Jo, tai neaišku, ar jie buvo tam skirti. Jo, neaišku, šis kam jie skirti buvo. Liko labai daug detalių, nereikalingų, vamzdelių, šlangelių, netgi tokie dalykai. Įdėtas vakuuminė žarnelė ir įdėtas trišakis. Trišakis yra 6 mm, vakuuminė žarnelė yra 4. Kaip jas suderinti čia ir ką nežinau. Jo. Ir ką man skirta, mes taip ir neišsiaiškinome. Vienas dalykas man patiko. Va šitas vamzdis tiko. Va, jo, vienintelis dalykas, kuris tiko, tai va šitas vamzdis. Va šitas vamzdis ir va šitas sujungimai. Pirmieji nuo turbinos, nuo šaltosios dalies, kurie eina. Po to teko burti tą pusę. Ten mes ją vos įkišom ir būrėm toliau viską. Antra dalis, kurią reikėjo patiems pasidaryti, tai va šitą vamzdį vidurinį. Manau, matėt, kaip jis atrodo neįdėtas. Ėmėm tiesiog išmetimo 60-uką. Darėm kampus, kad nenusimautų visai. Vietoj va šito daikto, kuris... Turėtų čia būti. Tai gal ant stogo radai, kokia turi būti. Ar kažkoks papildomas oro paėmimas. Kažkoks padarė. Po to sekantis dalykas, kurio dar nepadarėm, bet čia bus padaryta, manau, apie pusvalandžio, yra temperatūrinis daviklis. Jisai yra, skylė yra per didelė, daviklis yra per mažas. Reikia arba keisti daviklį, arba keisti skylę. Tai va, principė turėjom tokią labai smagią visą dieną. Su kolegomis, su draugais, bandėm burt, bandėm daryt. Reikėjo nuo starterį vieną kronšteiną nuimt, kuris laiko šitą, jo, vamzdelius laiko nuo kandiškės. Ir po to jau, manau, ateityje bus matyt kaip tiks bumperis, arba standartinis, arba performancinis. Performancinis irgi jis yra visas kreivas. Jį, man atrodo, reikia dėti, kai bus laukia kokia plus 40, kad maždaug tą plastiką atitiesinti į savo vietą. Nes tenais irgi beveik nieks netinka. Tai va, kas dar, su kokiom dar problemom susidūrėm? Už p***ą. Čia bus pipas sudėtas. Manau, hamutai, nu, estetiškai jie nelabai gražiai atrodo. Galima, aišku, gal kažką kito sugalvoti, bet jeigu pirkti juos, reiškia papildomos išlaidos. Pirkti vamzdį, aliumininį, papildomos išlaidos. Pirkti kažkokius papildomus sujungimus, kur ten apačioje yra nedidelis laužimas žarnos, tai reiškia vėl papildomos išlaidos.
Būna sujungimų, kurie pasiduoda daužimam šiek tiek. Jo. Vienu žodžiu, jeigu perkant tokį tuningą, reiškia, reikia arba turėti gerą galvą ir mąstyti, kaip viską padaryti, kad nepapildomų pinigų išeitų, kad neišeitų papildomi pinigai, ta prasme. Ir morališkai pasiruošti, tikrai ne viskas tiks. Arba jeigu jau nori daugiau pinigų investuoti tokį dalyką, tai reikia viską patiems darytis, viską atskirai pirktis. Vamzdžius atskirai alkūnes, atskirai sujungimus, tokių kokių norite. Nes jie kol kas laikys. Neaišku, kaip jie ateity bus, gal jie gaus drėgmės, gal surūdys, gal nulūš. Vėl nežinau. Aliuminis šitas irgi yra pakankamai plonas. Ir jisai, manau, kažkur šitose vietose arba netgi tose gali tiesiog nuo smėlio prakiurti. Arba nuo borto. Nuo bordiūro. Čia irgi gaunasi pakankamai žema dalis. Tai reiškia, šitą vietą gaunasi žemiausia. Jeigu jau nemoka parkuotis, tai jau teks jį daužyti, tai reiškia, reikės tik keisti, nes keisis jo formą. Arba jis gali tiesiog įtrūkti, nes per plonas metalas. Kas dar? Toliau dar rinkinėsim, manau, užtruksim dar kokią gerą valandą, nes reikia viską pajungti, sudėti lempas. Ir gal važiuos? Gal važiuos. Taigi, dėkojame garažiukas.com kolektyvui už puikiai atliktus darbus. Darbus atliko Rokas ir Einimas. Ir darbai buvo atlikti kokybiškai, greitai, gerai. Ir tikiuosi, mes dar apsilankysime pas juos ir kviečiame ir jūs čia apsilankyti. Ir tikėsimės, kad ir jum taip pat greitai jie sutvarkys iškilusias bėdas. Bye! Bye! Mana.